Nu, Sauliau, tai ko toks susirūpinęs dabar? Ačiū, Ramūnai. Prašom. Suprantat, sprendžiu dilemą. Savo gerbėjams skelbiam, kad akmens masės plytelės terasą galima pasidaryti už termopušies kainą. Nu, kad plyta tai nėra kažkas kosmosas. Ir mano bičiulis paskambino, sako, Sauliau, turiu samatą, man paskaičiavo būtent tokio varianto. 300 eurų kvadratą. Tai blema kaip premium klasės kompozitas, ten dar kažkas. Tai yra tikrai brangūs sprendimai, bet akmens masė tai yra, nu, pigiausias variantas 25-30 eurų kvadratą. Aliuminis karkasas irgi dedas, kas 60, nes kas 40. Iš kur tokia kaina gali būti? Tai meistras sakė, kad labai brangus apdirbimas tipo. Ramūnai, čiagi akmens masės apdirbimas. Porcelianas, taigi čia tavo tema. O, čia labai galiu stipriai prisidėti ir daugiau negu jau beveik 30 metų patirties. Davai padarom. Padarom. Bičiuliai, turiu jums žiauriai įdomią temą. Akmens ir porceliano apdirbimas. Pjovimas, šlifavimas, skylės ir panašus dalykas. Ir mes jums įrodėm, kad tai yra visiškai simple, visiškai paprasta. Ir tai galite pasidaryti kiekvienas iš jūsų rastų įrankių jūsų garaže. Padarysim taip, Ramūnai? Jo, padarysim ir rastų, ir nerastų, ir su nuomos galimybė. Žodžiu, apsižvelgsime visą plačią gamą visų galimybių. Bet mūsų tikslas parodė, kad akmens masė tai nestebuklas ir ne šventieji puodus lipdo. Būtent. Tai ir padarysim. Tai trauk savo žaislus ir pradedame apie tai. Žum. Oho, Ramūnai, kiek tu čia žaislų savo, bet žiūrėk, dabar kaip paprastam mirtingajam susigaudyti, ko jam reikia iš principo. Aš turėjau akmens masės plytą, ko man reikės, kokių įrankių, kokių priedų. Jo, čia užduotis, aišku, ne iš paprastų, kadangi asortimentas iš ties yra didelis. Geriausia, aišku, būtų važiuoti pas specialistus ir klausti jau su... Čia pa šitas? Jo, pa šitas. Ir klausti jau su konkrečia plytele atėjusi, ne? Nes būtent tų diskų pasirinkimas ir priklauso nuo kietumo, nuo kampų, pavyzdžiui, ir taip toliau. Šiaip, dirbant su plytelėm terasam, yra akmens masė ir porcelianas. Porcelianas reikia kietesnis, tai mes iš principo turim dvi opcijas. Tai. Nu, labai dažnai ir tą pjauna tie diskai, tačiau didėjant disko kainai, jis tą daro efektyviau. Pagrindė tai dėl efektyvumo, dėl greičio ir dėl švarumo. Tai žodžiu, didesnė kaina, tai reiškia, greičiau padarau, kokybė aukštesnė, ne? Nu, o jeigu pigų pasiimu, tai reiškia 3 pjūviai ir galiu išmesti. Ne, 3 pjūviai tai nebus, bet bus efektyvumo labai didelis skirtumas. Prastesnės kokybės diskas, pigesnis, turi mažesnius kiekius pačių deimanto, jo, ir jisai labai atsiliepia efektyvume. Darant man reikia pjauti akmenį, toliau aš nusipjovęs noriu pasikoreguoti kažkokius nuskilimus, visą kitą, man reikia gręžti, man reikia skylės pasidaryti. Lietvamzdžių skylės, skimeriai, valdymo mygtukai ir panašiai. Ko man iš tavo asortimento reikia norėti? Gerai, pradėkim nuo to, kad tu minėjai, kad labai brangus apdirbimas, ne? Tai čia galima būtų paneigti tą brangų apdirbimą, kadangi kuo mažiau suvokiama paprastam vartotojui, tuo jį lengviau pakišti po to, kad čia labai brangu ir kažkas mistiško, ne? Deimantai tenai. Jo, labai baisu. Bet iš tikrųjų, tai tarkim, diskelis 115-125 diametro, kuris yra naudojamas tiek su kampiniu šlifuokliu, tiek su staklėmis, naudojamas švariam pjovimui, jo kaina yra 10 eurų ribose. Ir aišku, pats brangiausias diskas kainuoja apie 30 eurų, vokiškas, padarytas gamyklos turinčios didelę patirtį ir tikrai gerai efektyviai pjaunantis. Bet dabar žiūrėk, aš matau, yra lygus, yra segmentuotas, didelių segmentų, yra čia iš viso ir to segmentas labai ilgas. Ką tai duoda? Lygus diskeliai efektyviai pjauna šlapiai.
Jeigu lygus diskelis bus naudojamas su sausu pjovimu, negalėsime išgauti tokio didelio greičio, kadangi temperatūra yra didžiausias, kaip sakyt, priešas deimantinio disko. Ne? Tai visai bandoma aušinti. Tai aušinamas būna įpjauti tie segmentai, ne? Tada užtenka to, kad jisai tiesiog aušintųsi per tos įpjovimus. Tada dar būna turbo vadinami tie segmentai, va matoma, ne? Tai tokios formos, ne? Tokios formos, šitokios formos, va, šitiek skirtingų tų diskų. Tada matome dar šitokį, kaip Saulius sakė, su ypatingai aukštų segmentų. Ypatingai aukštų segmentų yra diskai skirti pjauti plytelę šoną. Nu, kitaip tariant, 45 laipsnių kampu. Jeigu reikia susivedinėti, pas tave, man atrodo, irgi bus tokių darbų, ne? Oi, bus čia kalbam, kad aplink visą baseiną reikės gražų kantą padaryti. Čia, ko gero, ilgai ir nuobodžiai sapnuosi šitą reikalą. Tikiuosi, kad ne. Su gerais įrankiais tau tai turėtų pavykti labai greitai. Lengvas kelias, ne mūsų kelias. Dabar mes užėjom tokią kalbą. Sausas pjovimas, šlapias pjovimas. Ne? Ką tai duoda efektyvumui ir pjūvių kokybei? Jo, gerai. Jeigu diskas gali pjauti sausai, vadinasi, jis gali pjauti ir šlapiai. Jeigu diskas pjauna tik šlapiai, tada jis nebūtinai gali pjauti ir sausai. Nu, čia tokia yra taisyklė. Žodžiu, sauso pjovimo nusipirkęs niekad neprašausi. Jo, jeigu tu pjauni šlapiai, tai tu nesidulkini, jo, tau nereikia kažkokių siurblių naudoti ir panašiai, nes tos dulkės jos irgi, nu, niekam nepatinka. Ne tik tau nepatinka, tavo plaučiam, tavo kaimynam nepatinka. Irgi. Tai, o šlapias būdas, reiškia, jisai garantuoja, kad tas dulkės nedulkės, ne, ir gausime aušinimą, kas yra kritiškai svarbu, norint greitai ir švariai pjauti. Žiūrėk, Armūnai, matau, 115, 125, 150 diametrų. Kam tiek diametrų? 115 nėra labai populiarus Lietuvoje, bet jisai yra labai neblogai tinkamas ant staklių. Tai yra didelės apsukos. Jo, didelės apsukos, mažas diskas, mažas mušimas, sakysim, ir todėl 115 yra mėgstami meistrų. 125 taip pat ant staklių, plus kampiniai šlifuokliai visi, ne? Ir 150 mes parodysime tokį įdomų būdą, ne? Kur jau vienas meistras irgi buvo dėjęs į reklamas. Apdaila 123. Jo, kokybiška apdaila 123. Jo, jis buvo įdėjęs su festuliu, tai mes irgi šiandieną protestuosim. Tai būtent jam yra skirtas 150 diskas, nes 125 negana nupjauti šitai tavo dideliai plytelį. Jo. Diametras iš principo taip pat kaip ir su medžio diskais. Kuo didesnis diskas, tuo reiškia pjauni greičiau, bet mušimas, kokybė ir visi kiti dalykai kenčia. Buvo tokia tendencija anksčiau, reiškia, didesnės tas staklės, nes lyg ir didelis tas segmentas, jis tada neužkaista, nes jis didelis plotas pastoviai, neprasisuka taip greitai. Tai aušinimo prasme didelis diskas yra gerai, bet jis turi trūkumų, nes didelį diską jį lengviau, reiškia, deformuoti, visko nutinka ten. Tai meistrai žiūriu, kad dabar pradėjo mažėti. Čia kaip su mobiliakai, žinai, pradžiai didelis, po to mažas, po to vėl didelis. Kuo didesnis, tuo kietesnis. Jie praėjo tai laikai. Tai dabar diskai iš principo mažesni skaitosi labiau. Ir visos tos ganėtinai modernios staklės yra būtent 115-125 diskas. Gerai, aš nusipjoviau, viskas, man klausimai šitoje vietoje baigėsi. Dabar man reikia pašlifuoti. Galutiniam apdirbimui, nulyginimui, praktiškai nupoliravimui ir suvedimui idealiai yra tie lapeliniai, lapeliniai ar priklijuojami, nežinau, įvairiai visi vadina jos. Čia toksai dar vėžliukais jos vadina, tai jų yra tiek šlapiam, tiek sausam apdirbimui, čia irgi ta pati tema, ne? Čia šlapias, čia sausas, iškart matosi. Šitas sušlapęs jo. Tai va, tai su tais diskeliais galima dasivesti ir naudojant paprastą padą ant kampinio šlifuoklio, padaryti išlenkimus, padaryti, nežinau, kažkokius laidų pravedimus, kažką tokio irgi gali tekti. Tai yra
tos frezos vadinamos irgi ant kampinių šlifoklių dedamas. Vat tokie įvairių formų. Tai čia iš tiesų skylių korekcijų, radiuso ir panašiai tai yra tos frezos. O skylių gręžimui, matau, karūnos yra. Nu ir skylių gręžimui čia jau gana įprastas dalykas, tai yra deimantinės būtent naudojamos karūnėlės, sausų būdu irgi ant kampinio šlifoklio užsidėjai ir ten cakt ir yra skylutė. Nu gerai, Ramūnai, Britva, tavo legendinis diskas. Jo. Kiek jis kainuoja? Kaina apie 10 eurų jo yra. Kiek aš galiu metrų su juo nupjauti? Taip konkrečiai, kiek metrų galima nupjauti, reikėtų žinoti kokią medžiagą, ne? Bet jeigu mes šnekam apie kietas akmens masės plyteles, tai eina 100 metrų. Yra du dalykai - medžiagos kietumas ir disko kietumas dar. Tai pavyzdžiui, jeigu naudosim labai gerą diską, labai švelniai pjaunantį, labai kietas medžiagas, ir panaudosim jį, pavyzdžiui, ant plytos, tai tu turėsi ypatingai greitą susidėvėjimą. Jeigu jis per greit dėvisi, vadinasi, tavo plytelė yra per minkšta. Tai va čia viskai reikės su specialistais tartis. Būtent. Dar, Ramūnai, aš esu matęs, esu girdėjęs, kad diskinį pjūklą nudrožtą galima atnaujinti. Ne akmenį, ten kažkaip pabrūžinę ar su bulgarkė ir jis vėl pasidaro kaip naujas. Tu turiu omeny turbūt ne diskinį pjūklą, o patį diską. Ne? Patį diską, taip. Patį diską. Jo, kadangi norint išgauti maksimalų tarnavimo laiką ir efektyvumą, visada tu balansuoji ant kažkokios tai ribos. Nes jisai gali arba labai greitai pjaut, bet tada greit nusidėvi, arba ilgai laikyti, bet tada jisai silpnai pjauna. Tai atsitinka taip, kad kartais tie diskai atšimpa. Jo. Atšimpa, tai reiškia, kad jisai pradėjo degti, nors prieš tai pjovė, dabar pradėjo degti ir nebepjauna. Jį galima atidaryti arba pergalasti, dar kitaip tariant. Tas darosi su kažkokia minkštesnė plyta, netgi tą tokį, žinai, kur naudoja dalgiam pagalasti tokį abrazyvinį akmenį. Pustyklė, ar kaip jau vadinama? Jo. Jį papjovus atsidaro diskas ir vėl jisai pjauna greičiau. Tai vadinasi, diskas nebūtinai yra blogas, jeigu jis prieš tai pjovė ir po to pradėjo staigiai nepjauti, vadinasi, gali būti, kad jis tiesiog atbuko. Gerai, Ramūnai, mes dar šitoj terasai turėsim, mums reikės skylės gręžti. Mes turėsim baseino dangtį pritvirtinti. Tai ar aš su tokiais grąžtais galiu gręžti, nes yra granitui, sako? Jo, granitai, bet granitinė plytelė arba akmens masės plytelės su jais nepatartina gręžti, netgi negalima. Todėl, kad granitiniai tie paprastieji grąžtai, jie yra smūginiai. Jis gręžia išdaužimo būdu, jo, jisai būtų linkęs nuskelti. Tai arba reikėtų naudoti paprastą grąžtą, kuris yra aštriai užgalastas, yra pas keletą gamintojų. Jie siūlo tokius grąžtus, vieni iš efektyviausių visgi yra, bent jau pagal patirtį Irvin Corless grąžtai, jie gali gręžti. Bet pats geriausias variantas yra gręžti būtent su deimantiniais grąžtais. Tai čia yra vacuum brazed technologija, tai priklijuoti tie deimantai. Ir šitas yra daugiau freza, bet yra tokie grąžteliai, čia mažo diametro dabar nematau, bet principas yra toksai, kad jo vidus dar to grąžto, reiškia, yra užpildytas vašku, kuris begręžiant vėsina tą, nes ant mažo diametro jis per greitai sukasi ir vėlgi pasiekia tas aukštas temperatūras, jeigu labai kieta plytelė ir šitas, tai ant didesnių diametrų matome vaškas nenaudojamas, nes ploto užtenka atsiaušinti ir su grąžtais yra vienas toksai hintas, sakysim, nežinau, patarimas, kad jį visada spaudžiant reikia judinti, kad viena kraštinė liestusi, o nesiliestų visų plotų, kad kaip įmanoma labiau ataušinti jį. Nes temperatūra yra didžiausias priešas, su kuo reiktų kovoti tiek gręžiant, tiek pjaunant deimantiniu būdu. Teorija, apie pačią įrangą, kuo galima pjauti tas plyteles, ne? Aš noriu pasidaryti terasą. Taip, tai čia yra pasirinkimo iš ties nemažai ir... Pradėkim nuo šustriausio mano galvo, ne? Jo, pradėsim nuo pačio profesionaliausio galbūt būdo, ne, kuris labiausia investicija, bet tuo pačiu ir geriausias rezultatas. Geriausias rezultatas yra dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas tai yra su vandeniu dirbantis staklis. Šitos konkrečiai iš Goto išnuomotos staklės
jos turi automatinį postumį, ne? Tas man labiausiai patinka. Tinginio staklės, įjungė mygtuką, nuvažiavo. Čia visiškai Sauliaus tema, nes meistras vertinantis savo laiką ir galintis dirbti efektyviai norėtų, kad pačios staklės už jį darytų. Šitos būtent tą ir daro, ne? Tai su šitom staklėm rezultatas turbūt bus geriausias. Bet yra niuansų, kaip visada, ne? Tai vienas dalykas, jos sureguliavimas. Baisulinės, ne, matom, bet tai čia yra 1,80 m galinčios paimti staklės. Ir jas reikės susireguliuoti, ne? Nes iš nuomos, ar net ir naujos, jos ateina, kad ir sureguliuotas, bet vis tiek statosi, tarkim, šį čia idealios sąlygas, bet būna ant nelygaus paviršiaus ir to užtenka, kad jos šiek tiek pasisuktų, todėl reikalingas reguliavimas. Truputėlį reikia įgūdžių, kad su jais atlikti tą idealų rezultatą. Teisingai? Bet aš žinok, iš savo praktikos, ką aš galiu pasakyti, aš jas paėmiau pirmą kartą, man reikėjo gal valandos susipažiniau. Vienintelis, kaip sakau, daugiausia užtrukau atsukti diską pakeisti, nes jis buvo užžudijęs. Tai čia galimai reiškia, ant tiek ilgai tarnauja tie diskai, kad jie net gali užžudyti. Plius tau nereikia sukti galvos, jeigu jos sugestų ar dar kažkas, investuoti daugybės pinigų, nes gali bet kada paimti ir išsinuomoti, ne? Paprasčiausias būdas. Bulgarkė yra dažniausiai randamas įrankis bet kuriam garaže ir šitam įrankiu aš matau net daugiausia priedų yra. Ne veltui plytelčikai sako, bulgarkių niekada nebus per daug. 5 bulgarkės ant plytelčiko stalo, tai yra norma. Tai tas jau, kuris dirba su plytelėm ir dirba seniau, tai aš net žinau tokį, kad jie sako, tas diskas prisitrina prie tos bulgarkės ir nereikia jo keisti, žinai, nes jeigu aš atsukau, jau jis gali ten biškutį mušti, ant tiek yra svarbu, ten tie visi, pjovimo. Kampinis šlifuoklis, tiek akumuliatorinis, tiek laidinis, galbūt laidinis geriau laikys apsukas ir jos šiek tiek yra didesnės, tai galbūt laidinis būtų net ir geresnė ta bulgarkė, vadinkim, labiausiai tinkama, bet su akumuliatoriniu lygiai taip pat užtenka tų apsukų atlikti darbui. Ir galima paminėti ir kitus egzotinius įrankius, tai čia toks labai nedidukas, 76 irgi populiarėjantis dabar įrankiukas, ant jo irgi yra diskai plytelėm pjauti. Taip pat jau iš karto einantis su priedu toksai pusiau kampinis šlifuoklis, pusiau, net ne kampinis, jis, matai, tiesinis tas, jisai taip smagiai dirba. Diskinis pjūklas, bet jau su, reiškiasi, apsauga, kuris leistų gana švariai ir tiesiai pjauti. O prie kampinių šlifuoklių yra visa krūva priedų ir 45 laipsnių kampu. 45 laipsnių kampu pjovimas su kampiniu šlifuokliu vyksta labai paprastai, ne? Tiesiog imamas tas priedas, užsifiksuoja, prisiveržia varžtu ir tu gali, reiškia, važiuoti ir pjauti. Na ir dar vienas būdas, kuris mums su Saulium pasirodė visai įdomus, gerai panaudojamas, tai yra pjūklas su liniuote, ne? Nes tu išgausi, reiškia, tiesų pjūvį ir ant jo irgi galima užsidėti 150 diską ir taipogi pjauti plytelę. Išbandysim, nes žinau, kad yra plytelėm pjauti irgi tie specializuoti, mažo diametro, kurie pjauna su liniuote, bet ten jau yra grinai specializacijai. Rasti diskinį arba tokį įleidžiamą, kuris eina pagal liniuotę, nes, pavyzdžiui, paprastą diskinį irgi dabar yra priedų, kad ant liniuotės gali užsidėti. Yra didesnis šansas rasti paprastuose namuose. Taip. Ir šituos įrankius daugelis meistrų tikrai jau turi. Tai vėlgi, ar reikia labai stipriai investuotis, ne? Tai galima išsinuomoti sąlyginai nebrangiai, galima panaudoti kampinį šlifuoklį arba diskinį pjūklą, ne? Ir pasidaryti tos darbus nusipirkus sąlyginai nebrangiai investavus į deimantinį diską. Pats smagiausias, pats geriausias būdas, kuris man labiausia patinka pjauti, įsinuomojau stakles, pastačiau plytą ir paspaudžiau vieną mygtuką. Veiksmas! Idealiai gražiai, ne? Nupjovė, sugrįžo kaip pjūvis.
Ne veltui sako, šiais laikais 70% darbų daro ne meistras, bet įranga. Parodyk, kaip plytelė. Galite pasižiūrėti. Jo, su vandeniu švaresnis pjūvis, tikrai mažiau nudaužymų. Va čia, va, ne, matosi. Taip. Va čia va, buvom sausai paleidę, o čia va šlapiai eina. Tai šlapiai tiesiog idealiai iš viso. Idealiai. Aišku, kaip ir matei, mes buvom paleidę viso labo 30% greičio. Nu ką tai reiškia? Tai reiškia, kad va ir čia va matosi, ne, va ir tas ir netgi pjovimo, ne? Pjūvis. Truputėlį yra va kažkokias, tai matosi biškių, nu, rievės tos, o čia va tiesiog, ne, kaip su lazeriuko pravaryti. Kai mes sakom, tobula. Tobula. Nu ką, turim pjūvį, dabar tada kita operacija pabandom apšlifuoti. Mes turim kampinį šlifuoklį su šituo deimantiniu disku ir mes susidėjom 100 rupumo. Čia kaip sakoma, kam šlifuoti, kas ir taip idealiai lygo, ne? Bet jeigu norime... Va šitą kampą aš norėjau padaryti. Jo, va, kur ten buvo sausa, matai, aš su šituo su kampiniu šlifuokliu idealiau privežiu iki tobulumo ir tada nuėmė aštrumą. Taip. Ir mane labai nustebino, kad faktiškai tai yra tas pats principas, kaip dirbant su medžiu. Taip. Tu prasme, nei kažkokių pastangų užspausi, turėsi didesnį rezultatą. Švelniau, gražesnį, nusaikesnį. Nu kągi, mano rankose 20 V DCK profilio kampinis šlifuoklis, tai yra 18 V, ne pats galingiausias. Ir pažiūrėsim, kaip jis susitvarkys su pjūviu ir su reikiama galia. Jo, tai yra, nu, sakysim, pats dažniausiai turimas įrankis pas kiekvieną meistrą, kur pliusai. Pliusai tai super lengvas turėjimas šito daikto, nes tu jį tiesiog turi namie, ne? Nereikia nieko nuomotis, niekur vežtis ir išlaidauti. Minusai, aišku, yra nestabilumas iš rankos, ne? Čia jau reikalauja šiokių tokių įgūdžių. Masterstvo prasideda. Jo, nes kaip ir geras meistras, taip ir geros staklės, ne? Jos kainuoja daug, jam reikia tų daug valandų. Tai jeigu jau tas meistras, aš nenoriu pasakyti, kad jeigu Saulius čia nupjaus ir bus nutrupėję, kad jis blogas meistras, bet tie plytelininkai, kurie dirba, jie gali net 45 laipsnių kampą nupjauti neprasčiau negu kad su liniuote tai padaro. Tai yra unikalu, ką gali žmogus. Pažiūrim, kaip gausis. Galim čia sustoti, kad apžvelgti matome, nu, bent jau pradžioje ir va čia va ant išėjimo ypatingai, ne? Va, kai tu lieti disku kitą pusę, jo. Tas va gali pašiaušti, va, ir va čia va atsitinka tas, va, matosi, kad šiek tiek išturpėjo. Ta mes aplyginsim po to su diskeliu ir čia gal didelio blogumo nesimatys. Šitas atsitiko, kai aš norėjau ištraukti ir biškį susikersavo. Tai kur čia yra, reiškiasi, galimybės? Galimybės yra prie šito dalyko pridėti paprastą priedą, kad nereiktų laikyti ir gaudyti to kampinio šlifuoklio, tai ganėtinai paprasta būtų įsisprausti jį į štai tokį laikiklį, paprastas laikiklis, netgi galima būtų prisijungti dulkių siurblį ir tokiu atveju dulkių siurblys padėtų išvengti ir dulkių. Gerai, dabar bandysime antrąjį būdą, kuris irgi turėtų būti pakankamai paplytęs, tai yra su diskiniu pjūklu, ne? Medžio diskiniu įleidžiamu pjūklu. Kaip jis vadinasi? Įleidžiamas pjūklas. Čia gilinamasis pjūklas, šiuo atveju mes turim. Bet kaip sakiau, galime imti paprastą diskinį pjūklą, yra padas, yra liniuotė, tu gali išgauti tą patį, tik galbūt apsukos. Va čia va bus klausimas, kokiom apsukom tu dirbsi. Aš manau, kad tą, ką jisai leidžia, viskas yra gerai. Deimantai nėra per labai mažų apsukų arba per nelik didelių. Nu, jos turėtų būti suderinamos su spaudimu. Tai, nu, Jaust, ką tau sako diskas ir įrankis. Turi jaust. Gerai sakai. Diskas panaudotas čia. Kad išgauti gerą rezultatą, yra panaudotas vokiškas diskas. Biškai įleidžiam, dar parodyktų jį. Tai čia vat KV Šoks. Tai yra aukščiausia linija samedija vokiškų diskų, jisai turėtų duoti patį geriausią rezultatą. Tai čia diskas jisai nėra labai pigus, bet mes norime išgauti gerą rezultatą. Ką reiškia labai pigus? Reiškia apie 40 pinigų.
Supratau. Nu, didesnis diametras, daugiau pinigų. Čia manau, kad natūralu. Jo. Daugiau deimanto. Suliniuotę, ką mes išlošiam? Suliniuotę mes išlošime, kad nepakryps taip, kaip nereikia, ne? Diskinis pjūklas, 150 diametrų, liniuotė, sausas pjovimas su siurbliu. Festulio mašina, čia 160 diską dedama, ne? Originaliai. Taip. Nu ką, čia mums biškį dėl įtvirtinimo nuskėlėm, nes belenkai užsidėjom. Ja. Bet iš principo rezultatas yra labai neblogas, sakyčiau, ne? Nu, arti tobulą. Arti tobulą. Be jokių ypatingų specialių staklių, turėdami diskinį pjūklą, gerą diską, galim pasiekti, na, iš ties labai šaunu. Kaip tu patenkintas rezultatas? Šiaip labai pakankamai greitai. Taip. Lygiai, tiksliai, viskas, ko reikia. Vienintelis minusas, kad tu turėjai pjauti, ne? Aš turėjau, jo, aš jau turiu pjauti. Nu, aš jau susitaikai, kad jeigu tu eini rankinių pjūklų, tai tu jau šitą. Tai va ta, kur tu sakei, kad yra problema, kad kampo nelaikymas, ne? Tai yra sprendimas su va tokio aparačiuku. Jis lyg ir kažkoks tai hybridas tarp kampinio šlifuoklio ir diskinio pjūklo. Mažiukas 125, pamėgink su juo. Gerai. Tiesa, dabar tu čia kryptį labai taikė, ne su tais deimantiniais. Sakai, ypatingai svarbu sutaikyti kryptį. Kas bus, jeigu aš sumaišysiu vis dėlto kryptį, nes mes visi esame įpratę dėti paveiksliukų į viršų. Ja. Yra toksai atvejis ir ne vienas vartotojas, kuris neturi patirties, jau buvo nusiskundimų, sako, nepjauna tavo diskas, ne? Kaip čia gali būti, sakau, pas visus pjaunu, pas tave nepjauna. Tai pasirodo labai akivaizdu, kad jis buvo uždėtas kita pusė. Kaip atpažinti, nu, tai reikėtų žiūrėti į nurodytas kryptis, o kas bus, jeigu uždėsi atvirkščią pusę, tai deimantai, kai jie yra užgalandinami, jie toks lyg ir kalniukas gaunasi deimanto, o vėliau tokia kometos uodega. Tai galima matyti, kad kometos uodega visada eina į kitą pusę sukimasi. Galima su nagu patikrinti, jeigu kartais nesimato. Ten, kur kabinasi. Ten, kur kabinasi, reiškia, į tą pusę jisai suksis. Jo. Čia kaip diskiniam pjūkė. Tai kaip diskiniam pjūkė. Supratau. Aš dar be viso to, kaip ir sakiau, yra problema tiesiai. Tiesiog elementorišką būdą, kurį galima padaryti bet kada, bet kam. Pridėjau liniuotę ir bandysiu vesti pagal liniuotę. Tai aš turiu kampą. Aparatas man įspręs, linijos tiesumą būtent liniuotė. Matyt, užtenka, ne? Užtenka. Nu ką, viskas išspręsta, kampas. Jo, kampas tiesas. Idealu, viskas tiesiai išspręsta, aišku, pakankamai lėtai, nes jauti, kad negalima daugiau spaus, bet sprendimas praktiškai idealus pjūvis. Gerai, jeigu dabar mes imtume šlapio pjovimo diską, taip? Taip. Tai dabar mums yra aktualus klausimas, kaip sudrėkinti rankiniu būdu. Tai ko gero, vienas iš būdų tai yra pjaunant laikyti kempinėlę, tam, kad pastovi, arba su purškekliu, vadinkime. Su purkštuvu. Ja. Bet čia vėl, kad stabiliai pjaut, tau reikia dviem rankom turėti atramą imituoti ir tada šitą. Tai faktiškai tau reikia pagalbos iš šalies. Iš šalies. Iš šalies. Yra dar toksai būdas, kur purkštuvas yra nerankinis, o pripumpuojamas, ne? Ir tada jisai... Per šlangutę? Jo, per šlangutę duoda tam tikrą šitą. Bet čia jau daugiau toks yra žaidimas, ne? Nes visgi vandens koks kiekis turėtų būti. Vandens kiekis turėtų būti nuolatinis, kad jisai nuvesintų. Nes jeigu tu prapjauni ir jisai vėl pradeda pjauti sausą vietą ir, tai praktiškai vanduo tas neveikia. Jis turėtų turėti kažkokią labai nedidelę tokią, kaip sakysim, srovelę, lašėjimą. Tai kempinė okei. Ypatingai kempinė dažnai naudoja su grąžtais, kai yra padaroma arba balutė, arba tiesiog išgrėži pačią kempinę ir viduje jinai lieka grąžto. Ne, ir tada jį užtektų sušlapinti ir tada jisai iš centrinės jėgos pats šlapina.
pjūvis yra kur kas storesnis, bet... Čia todėl, kad pats diskas yra storesnis. Šitas diskas, jisai leidžia pjauti 45 laipsnių kampu, bet matom, pas jį yra iš abiejų pusių segmentas, tai? Prilipdytas. Ir todėl, kad jisai, jeigu būtų per plonas, tai segmentas nėra toks tvirtas, kad išlaikytų disko konstrukciją ir ypač besidėvinta, ne? Tai šitie diskai 45 laipsnių kampą pasižymė šiokio tokio didesnių storumų, bet už tai, kad segmentas yra toks gilus, jį galima pjauti, vat, jeigu mes pasižiūrėtume, pjaunant tiesiai plytelę, užtenka man gylio va tokio per visą plytelę, bet jeigu aš pakreipiu į šonų, matom, kad plotas pasidaro žymiai didesnis. Jo. Ir šitas diskas, jis gali pjauti, nu, bet matome, va, kad storumas, nors greitis buvo geras, ne? Greitis buvo geras. Aišku, aš dar sakyčiau tai, kad aš jau turiu 54 voltų fleksą, kas faktiškai analogas yra elektriniam. Tai manyčiau, kad gale vis dėlto irgi savo duoda. Daro savo, jo. Tai ko gero pats optimaliausias variantas tai yra elektrinis kampinis šlifuoklis ir ko gero tas pats sauso pjovimo, nes jisai plonesnis ir lengviau yra pjauti. Grėžimas, ne? Grėžimas deimantinis. Kokia yra čia specifika? Ne centrą žymim, o žymėme, reiškia, būtent visą skylę, ne nuo centro, nes centro šitas daiktas neturi. Taip. Kiti truputėlį bijosi, kad jis neturi centravimo grąžtų, sako, kaip aš čia pradėsiu, ne? Tai va, tiesiog priglaudžiam prie, jeigu esam nusipiešę skylę, ne? Taikom į kraštinę, tada apvažiuojame ratu, o tada tiesiog nu, va taip vat judindami, reiškia, toliau gręžiam. Čia truputėlį padariau instrukciją. Taip, Sauliaus ranka nėra, kaip sakyt, labai patyrusi, todėl čia truputėlį jisai nuskubėjo ir šitą kraštą apėjęs truputėlį pasileido. Jo, man pasileido. Ir reiktų išlaikyti tą kampą, apipjauti visą ratą, o tada jau gana greitais judesiais judinant pjauti. Taip yra, nu, toks pats efektyviausias būdas. Supratau. Jo, tavo gražiau. Tavo gražesnė instrukcinė. Nu, pas mane yra daugiau valandų gręžimo. Gerai, dabar, bet mes turim visokias frezas, kurios leidžia mums pataisyti, ne šoną. Taip. Nu, konusas visai gražiai pasitaisė. Jau. Jo, kodėl tas trikampis sąlyginai populiarus, tai kad su juo gali ir išsitiesinti, ne? Išsitiesinti ir konusą pasidaryti, ir esant reikalui pačią tą skylutę kraipydamas, netgi ją gali prasididinti į reikiamą pusę. Nu, plokštumas šveitė. Ja. Šitas irgi tinkamas toksai stambesnis pirštas, vadinkime, ne, apvalus. Jisai arba duobutėm padaryti, arba, reiškiasi, ir va tam pačiam irgi apifrezavimui. Ir konusas yra. Jo, o šitas yra, kai jau mažesni diametrai ir ar kažkokios sunkiau pasiekiamas vietos, kažkokiam juvelyriniam tokiam apdirbimui. Irgi, va, tiesiog specifika, galbūt čia prie tokių didelių plytelių nebus tokių skrupulingų, ne, tokių darbų. Bet aš žinau, kad Saulius mėgsta tą preciziką. Juvelyrika. Čia tik laiko klausimas, kada atsiras mūsų objektuose akmens masės juvelyrika. Nu tai ką, skylės pakankamai lengvai įsigrėžė, bet iki tobulumo dar reikėtų, kaip sakau, prieš tai rekomenduoti. Atmušt ranką. Atmušt ranką, 2-3 skylutes padaryti savo smagumui. Taip, būtent. O reziumė kokį mes turime? Su diskais ir aparatais. Kas tau šiandieną patiko, iš viso to, ką išmėginom? Diskai KVX, ne? Tarkim. Mes kalbam dabar apie diskus, nes labiausia patiko tai šitą knopkę paspaudėjai. Sprendimas numeris 1, ne? Patogumo atžvilgių. Patogumas, kokybė, greitis, tempas, vienareikšmiškai. Jo, ir net pirkti nereikia, ne? Nuvažiuoji, išsinuomavai, bach yra. Bach yra, jo. Kitas variantas tai yra su diskiniu pjūklu, nes tu turi tiesų pjūvį, kampą, kuris neleido pabėgti ir viskas važiuoti. Tik va dar klausimas, o jeigu reikia kampu pjauti, taip? Va taip. Tokią figūrą, kampą išpjauti, ar reikia skylę kampe, nes aš mačiau tokį dalyką daro meistrai. Taip. Reikia skylę kampe, nes aš mačiau tokį dalyką daro meistrai.
Ne, neiškeltų. šiaip jau būtent va šitas dalykas labai gražiai užapvalina tą kamputį, kai dapjauni iš vienos pusės, dapjauni iš kitos pusės ir jis toksai ten ne visiškai idealus, tai su šituo gali po to labai gražiai pasidaryti. Galima skylę, čia kiekvieno meistro iš tikrųjų priklauso įvairiai, bet šiaip tikrai labai gražiai galima apdirbti būtent su šitom frezytėm. Tai koks tavo numeris 2 sprendimas? Numeris 2 tai yra festulis su savo liniuotė, 150 diskas ir su tuo. Tai iš principo diskinis pjūklas, nes jisai mažiau kvalifikacijos galbūt reikia, nes tu gali ir kampą tau laiko, ir tiesiai su liniuotė kaip jo tiesų brūkšnį padaryti. O kampinis šlifuoklis numeris 3, nes yra šansų pabėgti. Yra šansų pabėgti. Galbūt 2,5 dar numeris būtų tie kampiniai šlifuokliai, kurie turi ale diskinio pjūklo funkcionalumą, ne? Jis kaip ir nėra čia kampinis šlifuoklis, nes variklis... Čia diskinis? Jo, čia diskinis, jo. Diskinis tik tai mažesnio formato, ne? Taip. Ir kampinis, jo. Branginant įrangą darosi greitesnis darbas ir švaresnis. Piginant įrangą, jis prieinamumas gerėja, bet užtat nukenčia šiek tiek kokybę, ne? Nu ką, Ramūnai, ačiū labai tau už šitą išsamią konsultaciją, nes tu ne tik žiūrovam parodėjai, kad tai yra tikrai nešventieji puodus lipdo ir tai galima pasidaryti namų sąlygom, bet tu mane nuraminai, nes šitam objekte man dar laukia kokį 200 metrų pjūvio. Taip. Ir aš dabar ramus, kad aš tikrai tai padarysiu ir pakankamai lengvai. Aš manau, kad tiesiam greitam pjovimui, pripjovimui, pašlifavimui, tu čia viską absoliučiai galėsi išspręsti su savo turimais įrankiais. Ir, kaip sakei, ne už deimantų kainą. Ne už deimantų kainą. Su deimantiniais diskais. Gerai, ačiū labai tau, Ramūnai. Nu ką, iki kitų kartų. Iki. Iki.